Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Na, dabar pamačiau, kad mano ranka rašaluota, bet jau teks ir jum tai pamatyti. Rašiau, aš kartais rašau. Tai va, na, taip jau dabar ir bus. Taip, ir pirmoji korta pirmam variantui yra taurių karalius. Tai jausminga ir džiugi diena. Tai emocijų diena, tai tokio jausmo, kad jum atiteko patys geriausi dalykai. Jūs nusipelnėt tų geriausių dalykų ir jūs dabar kaip karaliai sėdit ir džiaugiatės. Ir turit tą auksinę taurę ir ten iš ten lenda visos auksinės žuvelės ir pildo jūsų norus. Ir taip nuo pat ryto iki vakaro jūs būsit gražiausi, populiariausi, tokie savim patenkinti, viskuo patenkinti, viskas puiku, viskas, na tiesiog jūs iš to krėslo ir vadovaujat visai savo aplinkai. Jūs ko panorit, tą jum ir atneša. Na čia krėslas toks labai įdomus ir dabar laukia taip nepasėdėtumėt jau pavėsį. Bet pasėdėsit vasarą, jeigu norėsit pasėdėti. O rytoj pasimėgaukit savo šitą gale, šitą savo charizmos gale, savo, na, tuo puikumu, kuris patinka visiems. Visiems patinka jūsų gerumas, jūsų gražumas, jūsų dosnumas, jūsų dėmesys jiem. Tiesiog renkasi prie jūsų visi pasižavėti jumis, pasibūti kartu, pasimėgauti, pasikalbėti, nes jūsų energija tokia gera ir šilta, kad tiesiog jūs to ir nusipelnėt viso šito dėmesio, viso šito aplinkinių dosnumo, nes ir jūs dosnus aplinkiniam. Ir tokios puikios dienos jūs nusipelnėt. Aš nesu tikra, kad rytoj saulė švies, bet jūs tikrai šviesit kaip saulė. Tai va, čia tas riteris, čia tas pentaklių riteris. Šiaip jisai mėgsta ant žirgo geriau atjot lėtai, bet šitas matyt skrieja paskubom. Riteris labai saugo pentaklį, kad nepamestų, ir jis jo nepames. Bet šitas drakoniukas lekia greičiau. Tai reiškia, kad jūs tą pinigą, kuris jau jum priklauso, gausit greitai. Jau tuoj. Jūs manėt, kad galbūt dar kažkur užtruks, gal kažkas dar perskaičiuoja, kažkas dar ne visus pavedimus pasirašė, bet pasirodo, jūs gausit greičiau. Taip, kad būkit paruošę piniginės ir sąskaitas, jum ateina pinigėlis. Na, čia tokia šiek tiek, na, ne tai, kad iššūkio, bet tokio, nu, kaip čia pasakyti, tokio turinti aštrumo diena, tokių įspūdžių, tokių veiksmų, kurie galbūt šiek tiek ne taip darosi, kaip planavot, ir jum net atrodo, kad jum kažkas trukdo, kažkas kaišioja koją, bet taip tik atrodo. Jūs tiesiog šiek tiek tokios, na, ne tai, kad pakylėtos nuotaikos, bet truputėlį tokios suirzusios, bet tokios, kaip būna, energijos šiek tiek per daug, ir jūs norit padaryti viską greičiau ir greitai, ir jum tada tarytum visi jie trukdo ir visaip mėto jum
smeigtukus šalia į žolę. Na, jūs negalite taip greitai bėgti, kaip planavot. Ir aišku, nuo to niekas nepablogėja. Tik tai jum truputėlį atrodo, kad jūs tai erzina ir kad visi šiek tiek prieš jūs susimokė. Tai taip nėra, jūs tiesiog norit greičiau prabėgti, bet jūs prabėgsit ne greičiau, o taip, kaip yra numatyta. Ir viskas puikiai susitvarkys, jeigu jūs tik sugebėsit nekreipti dėmesio į tas kliūtis, kurios net nėra kliūtis, kurios jums atrodo, kad kliūtis. Na, kaip čia dar pasakyti? Galbūt jūsų erzins tai, kad prisnigta į visas aikšteles ir jums nepatogu prisiparkuoti. Tai jums tiesiog nevertėtų kreipti tai dėmesį ir arba susirasti kitą aikštelę, arba jeigu jau nėra kitų aikštelių, tai tiesiog ten, kur galit ir prisiparkuokite ir niekur jūs nepavėluosit. Na, viską pasakiau. Tai va, o kažkas vėl eina švęsti. Jeigu jūs 4. kartą įsirinko, tai jūs eisit dar pašvęst. O kas jums uždraus švęst? Švęst visada yra malonu ir visada galima rasti progą ir jūs ją rasit. Ir jūs atšvęsit kažką siauram draugų ratelį ar siauram jūsų artimųjų ratelį. Aš sakau siauram, nes tai nebus kokie nors didžiulis balius su fejerverkais. Tai bus jaukus pasibuvimas, pavalgymas ko nors skanaus, pakalbėjimas apie kažką malonaus, gal aptarimas kokių rezultatų, gal kažkas iš jūsų gavo diplomą ar apsigynė kokią disertaciją, ar kažkoks, gal gimtadienis, ne gimtadienis. Žodžiu, tokia jauki šventė, kuri švenčiama tada, kai nėra laiko ir jėgų švęsti ilgai. Tiesiog pažymėkit tą datą, pasidžiaukit. Galit įsipilti putojančio limonado, bet nepadauginkit, nes rytoj darbą, poryt į darbą vis tiek. Taip? Atrodo, kad taip. Va. Na ir irgi tai jūs žinoma nudžiugins, švęsti visada yra džiugu, pasilinksminkit, atsipalaiduokit ir aš pasidžiaugsiu kartu su jumis.